Labadiena! Šiandien norėčiau pademonstruoti, kaip montuojamos fasadinės akmens vatos plokštės FrontRock Max E. Dirbant su akmens vata, būtina laikytis kelių paprastų taisyklių. Dirbant statybose visuomet reiktų apsivilkti tinkamais darbo drabužiais, dėvėti marškinius ir kelnes, bei mūvėti pirštines. Papasakosiu, kaip montuojama plokštė. Atkreipkite dėmesį, kad tai yra 2 sluoksnių plokštė, todėl ją visada reikia montuoti taip, kad užrašas būtų išorinėje pusėje. Išorinis plokštės sluoksnis yra kietas. Kaip tepami klijai? Pirmas žingsnis. Pirmiausia tepame kontaktinį klijų sluoksnį. Paruošiame plokštę padengimui klijais. Rodau, kaip tai daroma. Užtepame nedidelį klijų kiekį ir braukdami įspaudžiame juos į plokštės paviršių. O jau po to galima tepti klijus. Klijai tepami plokštės perimetru ir keliose taškuose. Užtepsiu apie 4 cm pločio klijų juostą. Plokštės centre dedame 3 apie 10–15 cm skersmens taškus. Atkreipkite dėmesį, kad užteptų klijų sluoksnio storis būtų tolygus, tam, kad plokštė lygiai priglustų prie sienos. Trys taškai centre. Klijais padengtą plokštę klijuojame prie sienos. Priglaudžiame prie sienos, švelniai spaudžiame, nustatome plokštumą. Tam naudojame pasirinktą priemonę – virvę, gulsčiuką ar liniuotę. Laukiame apie 24 valandas, kol klijai tinkamai sukietės. Vėliau galėsime pradėti kitus darbus, tai yra mūsų plokštės smeigiavimą.